Filmas sukurtas remiantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengtą ir Švietimo ir mokslo ministro ir Vidaus reikalų ministro patvirtinta Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ugniagesių gelbėtojų mokykla pristato filmų ciklą Ekstremalios situacijos. Kaip elgtis gaisro metu? Lietuvoje kasmet kyla daugiau kaip 10 000 gaisrų. Juose žūna per 200 žmonių, dalis jų vaikai. Gaisras viena dažniausiai vaikams nutinkančių nelaimių. Gaisras plečiasi labai greitai, jau po keletos minučių liepsna darosi nekontroliuojama, o tai didelė grėsmė jūsų sveikatai ar net gyvybei. Didžiausia pavojų gaisro metu žmonėms kelia dūmai, ugnis ir karštis. Dūmai sklindantis gaisro metu visada būna nuodingi. Užtenka keletą kartų įkvėpti ir ims svaigti galva, temti akise. Dūmuose žmogus gali prarasti sąmonę per keletą minučių. Sklindant karščiui gaisro metu darosi sunku kvėpuoti. Esant ypač dideliam karščiui, drabužiai gali pradėti lydytis ir lipti prie odos. Gaisrą gali sukelti neatsargus žaidimas su ugnimi. Krosnis, židinys, žvakė, degtukai, elektros prietaisai, neatsargų žaidimai su ugnimi, taip pat šventinės petardos, fejerverkai, visa tai gali tapti pagrindinė gaisro priežastimi. Labai svarbu laiku pastebėti kilusį gaisrą. Tam namuose įrengiami dūmų jutikliai. Dūmų jutiklis prietaisas aptinkantis dūmus. Kai kambaryje atsiranda net ir nedaug dūmų, jutiklis ima skleisti garsinį signalą, kuris pažadina miegančius žmonės ir perspėja apie kilusį gaisrą. Kągi daryti, jeigu namuose kilo gaisras? Jeigu gaisras nedidelis ir jaučiate, kad galite jį patys užgesinti, pamėginkite. Tik jokių būdų nerizikuokite. Jei pastebėjote ugnį, dūmus ar išgirdote dūmų jutiklio signalą, šaukite gaisras ir skubėkite į lauką. Jei bute yra mažų vaikų, čiupkite juos ir bėkite drauge. Jokių būdų negalima delsti. Šaukite suaugusiųjų pagalbos ir nedelsdami skambinkite ugniagesiams gelbėtojams telefonu 01 arba 112. Pasakykite jiems savo vardą, pavardę ir tikslų adresą. Jokių būdų neikite per dūmus. Dūmai yra pavojingi gyvybei. Jeigu pasišalinti tenka per dūmus, šliaužkite išėjimo link. Apačioje po dūmais lengviau kvėpuoti ir geriau matyti. Jeigu gaisras kilo kitame kambaryje ir dūmų nematyti, šliaužti nebūtina, galima bėgti pro duris. Išbėgdami iš kambario, kuriame kilo gaisras, uždarykite duris. Taip apsaugosite nuo dūmų kitus kambarius, koridorių ir laiptinę. Užsidegus drabužiams niekada nebėkite, nes tik stipriau imsite degti. Sustokite, griūkite ant žemės, užsidenkite veidą rankomis ir voliokitės, kol ugnis užges. Jeigu durys, pro kurias turite išeiti, uždarytos, įsitikinkite, kad tas kelias saugus. Neatidarykite išėjimo durų staiga. Jeigu durys karštos ar jaučiate pro plyšius sklindančią šilumą, neatidarinėkite durų, ieškokite kito kelio. Jei nejaučiate karščio, pro durų plyšius nesiskverbia dūmai, lėtai praverkite duris ir apsidairykite. Jeigu kelias laisvas, nematyti nei ugnies, nei dūmų, skubėkite išėjimo link. Jei po ranka turite antklodę, įsisiauskite į ją ir prisidenkite galvą. Jeigu dūmai, liepsna ir karštis užblokavo visus išėjimus ir negalite saugiai išeiti iš patalpos, sandariai užsidarykite duris ir likite kambaryje. Užkamšykite durų plyšius, ventiliacijos angas drėgnais skudurais, kad į kambarį patektų kuo mažiau dūmų. Atidarykite langus, kad įeitų oro, lange pakabinkite ryškų audeklą ar drabužį. Tai bus signalas ugniagesiams gelbėtojams, kad jums reikalinga pagalba. Jeigu kambaryje yra telefonas, skambinkite ugniagesiams telefonu 01 arba 112. Jeigu gyvenate ne aukštai, bandykite šokti pro langą.
Nesislėpkite nuo ugnies ar dūmų spintoje, po stalu ar lova. Tai pavojinga gyvybei. Taip pasislėpę nuo gaisro tikrai neapsisaugosite, o ugniagesiams bus sunku jūs surasti. Jei gyvenate daugiabučiame name ir laiptinė pilna dūmų, jokių būdų neatidarinėkite savo namų durų. Buto durų plyšius apkamšykite šlapiais skudurais ir skambinkite ugniagesiams. Jeigu dūmai sklinda iš lauko, užsidarykite langus. Atsargiai praverkite duris į laiptinę ir jeigu joje dūmų nėra, skubėkite laiptais žemyn į lauką. Niekada nesinaudokite liftu. Kad teisingai pasielgtumėte gaisro atveju, suplanuokite savo veiksmus iš anksto. Numatykite pagrindinius ir atsarginius išėjimo kelius. Kadangi visi šeimos nariai gali išeiti iš degančio namo skirtingais keliais, sutarkite gerai žinomą vietą, kurioje susitiksite. Jeigu jau esate lauke, ten ir likite. Niekada negrįžkite į degantį pastatą. Tai gali daryti tik ugniagesiai gelbėtojai, apsivilkę apsauginiais drabužiais ir užsidėję kvėpavimo aparatus. O dabar pakartokime pagrindines saugaus elgesio gaisro metu taisykles. Jeigu pro duris juntamas karštis arba už durų matote dūmus ar ugnį, skubėkite prie atsarginio išėjimo. Jeigu evakuotis tenka per dūmus, šliaužkite po dūmais išėjimo link. Būtinai uždarykite duris. Jokių būdų nesinaudokite liftais, skubėkite laiptais. Niekada nebandykite nuo ugnies pasislėpti. Palikite daiktus, gelbėkitės patys. Jeigu išėjote iš degančio pastato, skubėkite į iš anksto sutartą vietą. Jeigu jūs esate lauke, ten ir likite. Jokių būdų negrįžkite į degantį pastatą. Atsitikus nelaimiai, nedelsdami kvieskite ugniagesius gelbėtojus telefonu 01 arba 112.